Sveiki, tobulai netikėti žmonės. Su jumis laida Tobulas netikėtumas. Aš Mintautė. Šiandien mano draugai Žydrė, Ramūnas ir Eglė pakvietė mane susitikti prie Baltojo tilto. Eime, pasižiūrėkime, ką jie sugalvojo. Oho, ir ką jūs čia sugalvojat, aš visai nepasiruošus. Koks skirtumas, čia taip smagu tarp moterų sportuoti. Taigi sakėm, kad būsim laukia aktyviai. Tai lipk ant lėkštės. Nu gerai, ką čia darys, reikia pabandyti. Nesityčiokit, einu geriau vandens. Klausau. Alio, Žydrė, ar girdi? Klausau. Nepatikėsi, dabar eidama pamačiau tobulą asmenybės ugdymo trenerį Vygandą Pikčiūną. Ar nieko tokio, jeigu aš su juo truputėlį užtruksiu? Oho. Tai aišku, kad eik. Tai gero pasimatymo. Gerai. Iki. Sveiki, Vygandai. Labas. Ką čia veikėt vienas tokią gražią dieną? Gal einam į pasimatymą? Na va, žiūriu tinklinį, kaip merginos žaidžia. Kodėlgi ne? Galime eiti į Radharanę. Yra toksai vegetariškas restoranas ir ten galėsim pakalbėti. Puiku. Tai eime. Vygandai, jūs esate asmenybės ugdymo treneris. Ir iš tiesų tai yra toksai ganėtinai naujas dalykas, ganėtinai nauja specialybė. Ir ar tai buvo jūsų gyvenimo kelias, ar tai kažkoks naujas atradimas? Iš tikrųjų, tai buvo taip. Aš jau nuo pat, sakykime, tokios vaikystės domėjausi visais tais dalykais ir net negalėjau pagalvoti, kad mano gyvenimas pasisuks taip, kad aš pradėsiu vesti seminarus, pradėsiu vesti mokymus ir kad žmonės ateis į mano mokymus, kad pradėsiu vesti seminarus ir mano seminaruose dalyvaus mano mokytojai, kurie mokė mane mokykloje, universitete. Ir tada tais laikais tiesiog ta tokia psichologija, ta populiarioji psichologija buvo naujoviška ir netgi jos buvo labai mažai iš tikrųjų. Man buvo įdomu šitie dalykai ir kada čia prasidėjo, tai pradėjau lankyti daug seminarų. Važinėjau po Lietuvos ir užsienio seminarus. Ir vieną gražią dieną atsitiko taip, kad kažkaip tai pajutau ir žmonės tiesiog norėjo mano mokymų, norėjo apsilankyti mano mokymus, taip ir pradėjau vesti tos seminarus. Na, bet jūs kalbate, kad jūsų gyvenimas pasisuko kita linkme. Tai reiškia, kad jūs prieš tai darėt kažką kito? Taip, iš tikrųjų, aš dariau verslą, kūrėm įmonės, tarptautinė prekyba, kava, juvelyrika po to buvo. Ir iš tikrųjų verslas patiko ir gerai sekėsi verslas, tačiau, na, aš esu toksai žmogus, aš esu ieškotojas ir man nėra įdomu tenai, kur aš netobulėjau. Tada savo užsidaviau tokį klausimą, ar aš įsivaizduoju save po 10 metų tam pačiam juvelyrikos versle arba kitose versluose. Aš tau atsakiau, kad aš tavęs neįsivaizduoju. Bet ar šitie dideli jūsų gyvenime pokyčiai kaip nors paveikia jūsų asmeninius santykius? Turiu omeny santykius su giminaičiais, šeima. O taip, tai vienareikšmiškai, ne tik tai su artimais žmonėmis, bet ir su draugais. Tu pasidarai kažkoks tai kitoksai, tu pradedi tiesiog ne visiškai susikalbėti, arba galbūt pasakyčiau taip, tai gali nuskambėti labai žiauriai. Iš tikrųjų pasidaro, nebeįdomu bendrauti tomis pačiomis temomis, su kuriamis anksčiau bendravom. Tapau vegetaras. Tai nebuvo kažkokia nei su sveikatos problemomis, nebuvo nei kažkas tai tokio, kad reikėtų tapti vegetaru. Tiesiog atėjo vieną dieną tokia idėja, kad galbūt užtenka valgyti šitą mėsą, mes per daug valgom tos mėsos. Ir galbūt pajutau tai, kad nėra tiek energijos, kada valgai daug mėsiškų produktų. Ir tampi vegetaru ir aplinkiniai tai nepriima. Ir kada mamai pasakiau, kad aš esu jau vegetaras,
jai tiesiog akis iššoka ant kaktos ir jis sako, ne, neįsivaizduoju, kaip čia gali būti. O vis tiek mūsų šeimoje tokia kultūra, kur valgymas yra ritualas ir reikia valgyti daug ir į svečius nuėjus turi tave vaišinti, kada ateina pas tave į svečius, tu vaišini. Aš iš tokios kultūros. Kada pasikeičia tavo mąstymas, tada atsitinka taip, kad tau nebėra svarbu maistas, nebėra svarbu kažkokie kiti tokie, sakykime, kasdieniai gyvenimiški dalykai ir pradeda dominti kiti dalykai, meditacija, atsipalaidavimas, išmokti kažkokių tai naujų įgūdžių, kurie galėtų tave pakelti, kurie galėtų suteikti kažką tai tau tokio, na, tiesiog to, ko tu anksčiau neturėjai. Dabartiniai visuomeniai, kada žmonės daugiausia domisi, kas yra išoriai, kas yra aplinkui ir pamiršta savo vidų. Tai pradėjau nuo to, kad man pasidarė įdomu, kas aš toksai esu, kokia mano misija šioje žemėje, ką aš turiu padaryti ir tada susistatė visai kitos vertybės. O tie žmonės, kurie jūs, na, kaip suprantu, žiūrėjo skeptiškai labai jūsų tuos visus pokyčius, kaip jie reaguoja dabar, kai jūs esate toksai sėkmingas asmeninio ugdymo treneris? Iš tikrųjų buvo taip. Pirmiausiai, tai artimieji žiūri, kad tai yra nesąmonė, tai yra kvailystė. Tu esi kažkoksai kitoksai negu visi ir tau sako artimieji, kad tu galbūt pagalvo, gal tu eini neteisingų kelių, tu būk toksai kaip visi, susiras normalų darbą, už normalų atlyginimą, kam tu reikalingi šitie iššūkiai. Ir tai tęsiasi kažkurį tai laiką. Ir kada sakai, aš jau vedu seminarus, aš mokau žmonės, jie sako, nu ne, tai blogai, tai ta prasme, nereikia tau tokių dalykų. Ir galiausiai, kada pripažįsta tave kaip aš sakau, kaip lektorių, kaip dėstytoja, ateina šeimos nariai, kurie anksčiau skeptiškai žiūrėjo ir tampa tie patys vegetarai jie. Ir tai va, tada ateina tas pripažinimas. Nors tėvai visada linkę tave pamokyti ir jie galvo, kad jie kartais geriausiai žino tam tikrus dalykus. Per paskutinius 10 metų žmonija atrado daugiau apie mūsų proto galės, apie mūsų vidinius rezervus, negu žmonija per visą savo gyvenimo istoriją. Tai, manau, yra ko mokytis. Bet vis tiek, kaip jūs sugebėjote iš to uždirbti pinigus? Juk, kaip jūs ir sakote, tai yra toks labai naujas dalykas. Ir žmonės, kaip jūs to žmonės pritraukėt, kad ateitų pas jūs į seminarą? Na, su pinigais yra toksai momentas. Jeigu tu dirbi vardant pinigų, tai tie pinigai pas tave neina. Ir galbūt kažkiek tai sekasi, bet turi būti pats darbas, pati ta veikla, būti mėgstama. Ir na, aš vadovaujuosi to, kad jeigu tu gali dirbti nemokamai, jeigu tu gali daryti tą darbą žmonėm dykai ir tau yra pasitenkinimas, viskas yra tvarkoje. Bet jūs iš tiesų padarote labai daug seminarų per savaitę. Ir ar jūs turite laiko savo laisvalaikį? Taip, turiu. Ir ką jūs veikiate tuo metu? Iš tikrųjų. Galbūt, kaip jūs tobulinate save tuo laisvalaikio metu? Iš tikrųjų, laiko yra labai daug. Tiesiog reikia mokėti tą laiką paskirstyti teisingai. Būna seminarų, kad būna ir savaitgaliais, ir kiekvieną dieną būna seminarai. Tačiau yra laikas, kada yra tarp seminarų. Yra ankstyvas rytas, kada atsikeli 5 valandą, kada atsikeli 6 valandą ryto, kada dabar teka anksti saulė. Tai yra pats fantastiškiausias laikas darbuotis su savimi, atlikti tam tikras praktikas. Ir kada tu stovi priešai žmonės ir mokai tam tikrų dalykų, tu negali nelavinti savęs. O mes kalbam apie tokius ganėtinai abstrakčius dalykus, apie tą tobulėjimą. O jeigu aš jūsų paklausčiau tokio klausimo, o kaip yra su vyriškais darbais? Ar sugebate kalti vinį sieną, pavyzdžiui? Taip, laisvai. Ir vinį kalti į sieną, ir lentą gali nupjauti.
Bet to mano specialybė, pirmoji, kur aš mokiausi aukštoji mokykla, tai mano buvo statybos ekonomika ir aš turiu inžinerinį išsilavinimą. Labai šaunus atsakymas, jūs toksai, galima sakyti, tobulas vyras. Iš tiesų, ir lavinate save dvasiškai, ir mokate vyriškus darbus atlikti. O jum pačiam, kas yra tobulas žmogus? Aš manau, kad, dar šiek tiek įsiterpsiu, kad, aš savęs nelaikau tobulų vyrų ir tobulų žmogum. Jeigu aš būčiau ir skaityčiau, kad aš esu tobulas, aš tiesiog nieko neveikčiau, miegočiau ir galvočiau, koks aš esu tobulas. Visada mane veža tai, kad tu kažkur tai dar nori tobulėti, kažką tai nori išmokti, kažką tai nori sužinoti. Ir būtent tas momentas ir yra varomasis variklis, kad tu kažko tai mokaisi. Tobulėjimas, aš kaip suvokiu, tai nėra status quo, tai nėra būsena, aš esu jau tobulas. Taip. Tobulėjimas tai yra pagal mane procesas, nes gyvenimas eina aukštyn, taip. Viskas aplinkui tobulėja. Ir jeigu tu stoji vietoj, tu nieko neveiki, tada tu degraduoji. Jūs minėjot, kad jūs išmokote valdyti savo emocijas. Tai buvo vienas iš kriterijų. Ir būtų labai įdomu sužinoti, kaip jūs suvaldote stresą. Ar jūs jaučiate daug streso gyvenime? Taip, stresas yra normalus dalykas ir tai yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Žmogus, kuris visiškai nejaučia streso, tai galima sakyti, jis yra negyvas. Stresas turi būti, bet kame esmė to streso neturi būti labai daug. Stresas neturi trukdyti tau gyventi, neturi trukdyti tau bendrauti. Stresas tave turi šiek tiek sumobilizuoti. Emocijų valdymas taip pat yra tobulinama ir emocijos būtent yra ta proto būsena, kada mūsų vidus pereina į jausmus. Ir kada tos jausmus tu rodai aplinkai. Aš nesakau, kad tu turi visą laiką užsidaryti ir taip, jausmai pas mane vidų ir jų neišleisti. Tu turi mokėti valdyti šitas emocijas. Suvaldyti tai, kad tu nepasakytumai per daug, kad tu neįžeistumai žmogaus, neįžeistum artimo žmogaus. Kas, manau, yra emocijų valdymas. Tas momentas pagrindinis, tai tavo vidinė harmonija, tai ta tavo vidinė ašis. Vidinė ašis, ant ko yra tiesiog sudėliotas tavo vidus. Ir kada yra balansas tarp kairės ir dešinės, tada žmogus yra subalansuotas. Jis nėra per daug nukrypęs nei į kairę, tai yra į fizinius veiksmus, jis nėra per daug susikoncentravęs į materialius ir nėra per daug susikoncentravęs į protinius dalykus. Nes būna taip, kada žmonės per daug nukrypia į vieną arba į kitą pusę. Ir kada nėra tos vidinės ašies, tada žmogus tarsi pats ardo save iš vidaus. Per daug proto, kada yra per daug proto ir mažai veiksmo, tai yra taip pat kažkuria prasme degradavimas. Kada yra per daug veiksmo ir nėra proto, tai yra taip pat netinkama. Aš taip galvoju. O ką patartumėt paprastam žmogui, kuris nežino tų asmenybės ugdymo praktikų, kaip jam kiekvieną dieną sau padėti tobulėti? Paprastam žmogui patarčiau ir toliau taip ramiai gyventi ir nesukti savo galvos. Tačiau žmogus, kuris nori kažką tai suvokti savo viduje, kuris nori surasti gyvenimo prasmę, kuris nori ne šiaip savo čia dirbti kažkokiu tai pardavėjų arba vadybininkų arba gal direktorių, kuris ieško kažko tai to, ko viduj jis yra turtingas. Tai patarčiau, kad pradėti domėtis pirmiausia savimi. Ir kartais žmonės daro tam tikras klaidas. Jie nori pirmiausiai pakeisti aplinką, pakeisti savo šeimos narius, pakeisti savo darbuotojus, kad tie darbuotojai, tie šeimos nariai būtų tokie, kaip jis nori. Tai yra neteisingas kelias ir jisai visada nuveda į aklavietę. Pirmiausia, reikia pradėti nuo savęs. Ir atsitinka taip, kad tu esi tas oro arba tos giedros dienos užsakovas. Vien kalba, vien fizinė plotmė, tai dar nieko nereiškia. Tai yra minčių galia, yra mintis ir tas, kas mes dabar esam, tai kažkada apie tai galvojam.
Ką tu dabar veiki gyvenime ir ką tu mokaisi, apie tai kažkada tai galvoji, įsileidi savo tokią mintį. Kiti žmonės taip pat ką dabar veikia. Šitas pastatas yra tai, ką kažkada kažkas pagalvojo. Čia reikia pastatyti šitą pastatą, čia reikia sudėti šitokias kėdės, šitokias spalvos stalus. Visada mintis pirmiausia yra, po to eina emocija ir tik tai po to seka fizinis veiksmas. O tokia yra tiesiog seka. Ačiū Vygandai labai, kad sutikot nueiti su manimi pasimatymą. Labai smagiai pasibuvom. Bet iš tiesų, aš turiu dar vieną išbandymą. Kas per išbandymas? Galima trumpam sutrukdyti. Čia laida Tobulas netikėtumas. Ir jūs dabar gavote tokią progą susipažinti su žvaigždžių žvaigžde. Tai yra Vygandas Pikčiūnas. Jis yra asmenybės ugdymo treneris. Ir dabar jūs galite užduoti klausimą, kokį tik norite. Jis gali būti visiškai asmeniškas. Tai va dabar jums yra proga. Galite paprovokuoti. Kas yra asmenybė? Asmenybė tai yra žmogus, kuris yra visiškai laisvas, kurio nevaržo jokie įsipareigojimai, kuris yra laisvas savo vidumi ir savo išorę. Tai tu toks esi? Man labai sunku save vertinti. Kodėl? Aš tiesiog nemėgstu savęs vertinti, tegul kiti vertina. Okei. Oi, žinok, skauda, jaučiu rytoj dar labiau jaustis. Į darbą nenueisi. Nu, sportininkai. O, labas. Kaip jums sekėsi sportuoti? Oi, žinok, kaip reikalas padirbėjom, kaip tau. Oi, buvo labai nuostabus pokalbis. Kalbėjom apie asmenybės ugdymą, apie tobulėjimą. Na, tiesiog nuostabu. O kur jūs Žydrė padėjo? Nebenulipo. Kaip čia dabar taip? Su aukšta kulmė.